antivalstybinių režimų valdymą atvedusi tautą į skurdą, migraciją. Na, jūs turbūt visi tą matot, savo šeimose matot, savo mieste matot, kaip tai atrodo. Mūsų valdžia gėdą praradus, kelia puotą baro metu, pasididina savo atlyginimus po 2, 3, 4 tūkstančius savo ir teisėjam, kad jų neduok die neteistų kartais už nusikaltimus. O pensininkam po 1 litą, po 2, po 3 neturi iš ko grąžinti. Valstybė antiek biedna. O apie pavogtus milijonus ta valstybė kažkodėl pamiršta. Ir pamiršta labai, labai žiauriai. Jūs man pasakykit, jeigu jūsų namuose vaikai nusikalsta, ar ieško kas kaltas, ar turi tėvai atsakyti? Mūsų prezidentūroje buvo išviešinta valstybės paslaptis, išviešino ne kas nors kitas, o prezidentės padėjėja, iš prezidentės lūpų gavus informaciją, reiškia pati prezidentė išviešino valstybės paslaptį, atsakyti nėra kam, reikia gal sušvelninti, gal čia nebuvo paslaptis, švelninti nereikia, reikia visus kagabistus vyt po velnių, iš visų valstybinių tarnybų. Jie mums nereikalingi, kagabistai KGB ir turi sėdėti, o ne valstybę valdyti. Jūs man atleiskit, gal aš senelis negražiai kitą kartą galiu pakalbėti, nepagarbiai. Aš žinokit įpratęs parazitus vadyti pilnu tuo pavadinimu parazitais. Jie dabar priėmė įstatymą, už tokį jų pavadinimą gali nubausti, mane nenubaus. Aš žemės ūkio specialistas, mes parazitus parazitais ir vadiname, ir literatūriškai parazitai vadinami parazitais. Tie, kur gyvena svetimo sąskaita. Nu, jūs turbūt matot, kas tą svetimą sąskaitą gyvena, jums nebūtinai tai kartoti turbūt. Dabar jūs man atsakykite, jeigu sudegino mergaitę prie Panevėžio, policijos vyriausias komisaras iš pareigų nesitraukia. Vidaus reikalų ministras iš pareigų nesitraukia. Net Panevėžio apskrities policijos viršininkas į tas iš pareigų nesitraukia. Mes taip įpratom, kad mūsų valdžia neatsako už nieką. Jie ieško iešmininką, galbūt kaip geležinkelį iešmininką ir nubausim. Nereikia iešmininko ieškoti. Reikia visus tos parazitus vyt iš jų užimamų vietų ir kad jie netrukdytų mūsų valstybėje gyventi. Sako, mes pensijas jums padėtume, tačiau nėra iš ko. Jūs man pasakykite, nuo kada apmokestyti 40, 50 ar 70% mokesčių mūsų milijonieriai. Gal jūs man pasakysit, nuo kada jie apmokestyti? Aš pakol kas negirdėjau. Aš tai girdėjau, kad reikia bedarbius apmokestyti, galbūt bedarbi išlaikys mūsų valstybę. Aš girdėjau, suprantat, kad reikia pensininkus apmokestyti, kad reikia jūsų butelius apmokestit, gal tada jūs išlaikysit tuos mūsų parazitus. Nereikia parazitų išlaikyti, parazitus reikia kalt prie stulpą. Ir tada, kada Lietuvą valdys nacionalistai, aš jums pasirašau, be jokio senaties termino, visi nusikaltėliai bus nubausti, nežiūrint, kokiam poste jie besidėtų. Jie visi sulauks deramo atpildo. Nesvarbu, jie dabar gali iškelti teisėjam atlyginimą iki 100 000, jeigu 17 ar 20 per mažai. Sako, reikia gražinti jiem atlyginimus, negražinti, reikia įstatymą priimti, kad jų atlyginimai negali būti didesni kaip 50% Seimo nario atlyginimo. O Seimo nario atlyginimas negali būti didesnis kaip 2 atlyginimo minimumai. Aš sakyčiau, didesnių nereikia, jie nenusipelno. Tie
ponai nedirba taip, kad mes gyventume geriau. Kažkada jie kalbėjo, jie sakė, mes gyvensim geriau. Jie neturėjo minti jūsų, jie turėjo minti save. Jie taip ir kalbėjo, kad mes gyvensim geriau. Apie jūs jie nekalbėjo. Jie laukia, kol mes išmirsim ir gal tų pensijų ir nereiks visai atiduoti. Tai jų tokia vienintelė svajonė. Mano svajonė, kad tie visi nusikaltėliai gautų deramą nuopelną už grotus įdėdami pas mus, ne užsienio kalėjimuose. Gerai.